Irano viduje vis labiau ryškėja skilimas režime, o dabar Irano prezidentas viešai pareiškė, kad jis neketina atsistatydinti. Masudas Pezeškianas sako, kad jis visiškai derina veiksmus su Irano kariuomenė ir liks savo poste. Tai yra atsakas į aukšto rango dvasininko teiginį, kad Pezeškianas grasino atsistatydinti 28 kartus. Ir buvo perspėtas, jog jo kitas atsistatydinimas bus priimta. Spaudimas taip pat didėja ir užsienio reikalų ministrui Abasui Arakčiui, nes parlamentarai renka įrodymus galimam apkaltos procesui. Griežtosios linijos šalininkai jį kaltina dėrybomis su Vašingtonu paliaubų metu ir perspėja, kad priešinsis bet kokiam susitarimui, ribojančiam Irano kontrolę savo teritoriniuose vandenyse Hormūzo sąsiauryje. Šie nesutarimai rodo, kad kova Teherane vis labiau susijusi su tuo, kas kontroliuoja Irano strategiją ir kas bus kaltas, jei ji žlugs. Daugiau aptarti dabar prisijungia Mitra Jašnė, Iranian Americans for Liberty kultūrinė ir politinė patarėja. Mitra, labai malonu Jūs matyti su mumis per I24 News. Ar prezidentui Pezeškianui iš tikrųjų grėsia būti priverstam atsistatydinti? Ar griežtosios linijos šalininkai naudoja šiuos atsistatydinimo pareiškimus, kad bandytų daryti jam spaudimą laikytis jų norimos strategijos? Manau, kad tai yra daug didesnis klausimas nei prezidentas Pezeškianas. Tikroji istorija yra ta, kad jėgų pusiausvyra Irano Islamo Respublikoje buvo sukrėstas. Metų metus vidiniai konfliktai daugiausiai likdavo už uždarų durų, nes pati sistema jautėsi saugi. Tačiau po brangiai kainavusio karo, kurį paskatino Islamo revoliucinės gvardijos griežtosios linijos politika, išlikimas tapo pagrindiniu klausimu. Kai autoritarinė sistema pradeda bijoti savo ateities, anksčiau ar vėliau tie susiskaldimai iškyla į viešumą. Pezeškianas vis dar teigia, kad jis visiškai derina veiksmus su kariuomenė, vis dėlto yra pranešimų, kad jo vyriausybė buvo nušalinta nuo kai kurių svarbių sprendimų. Taigi, kas iš tikrųjų šiuo metu formuoja Irano karo ir diplomatinę politiką? Islamo Respublikos režimo konstitucija sako viena, tačiau valdžia veikia visiškai kitaip. Sprendimai dėl karo, nacionalinio saugumo ir užsienio politikos niekada nepriklausė išrinktai vyriausybei. Jie priimami aukščiausiojo lyderio ir Islamo revoliucijos gvardijos korpuso. Prezidentas Pezeškianas gali kalbėti apie koordinavimą, tačiau koordinavimas nėra tas pats, kas valdžia. Tai, kad jis dabar turi viešai pabrėžti koordinavimą, rodo vis didėjančias abejones, kas iš tikrųjų valdo šalį. Tuo tarpu įstatymų leidėjai taip pat grasina atstatydinti užsienio reikalų ministrą Abasą Arakčį, vien už tai, kad jis vedė dėrybas paliaubų metu. Ar tai reiškia, kad Irano vadovybė yra pernelyg susiskaldžiusi, kad patvirtintų bet kokį susitarimą, jei toks būtų su Vašingtonu? Čia ne apie Arakčį. Jis paprastai nėra savarankiškas sprendimų priėmėjas. Tikroji problema ta, kad frakcijos Irano Islamo Respublikos viduje pradeda viena kitai priešintis. Griežtosios linijos šalininkai palaikė politiką, kuri atvedė Iraną į šią krizę. Dabar, užuot prisiėmę atsakomybę, jie bando perkelti kaltę. Dažnai taip nutinka, kai autoritarinės sistemos patiria rimtą spaudimą. Autoritariniai režimai paprastai atrodo vieningi pergalės akivaizdoje. Tačiau, kai nesėkmės tampa neįmanoma nuslėpti, jie pradeda kaltinti vieni kitus. Jūs sakote, kad žmonės pradeda kaltinti vieni kitus. Pezeškianas sako, kad vidaus vienybė šiuo metu būtina, norint užkirsti kelią bet kokiam užsienio kišimuisi. Tačiau štai jau 5 mėnesiai karo ir spaudimo. Ar Irane jaučiamas vienybės jausmas? Nemanau, kad valdančiajame elite yra tikra vienybė. Iš tikrųjų, manau, kad matome priešingą dalyką. Tarp Iranų, nepaisant skirtingų nuomonių apie patį karą, dėl vieno klausimo vis labiau stiprėja sutarimas. Jie nori, kad šis korumpuotas, autoritarinis ir krizės keliantis režimas baigtųsi. Tačiau Irano Islamo Respublikoje vienybę vis labiau keičia baimė. Kadangi režimas patiria didžiulį spaudimą, kiekviena frakcija bando apsaugoti savo politinę ateitį. Griežtosios linijos šalininkai kaltina vadinamosius nuosaikiuosius dėl siekio derėtis, o vadinamieji nuosaikieji bando atsiriboti nuo griežtosios linijos šalininkų. Konfrontacinė politika. Iš tiesų, nė viena pusė neprisima atsakomybės už Irano žmonėms sukeltas pasekmes. Kiek ilgai režimas gali atlaikyti šį vidinį spaudimą?
Aš taip nemanau. Jie gali tęsti dar ilgiau. Žinoma, galiausiai jie turės priimti sprendimą, ką ketina daryti. Ar jie nori remti griežtosios linijos šalininkų politiką, ar jie iš tikrųjų nori pokyčių ir būti įtraukti į pasaulinę sistemą. Mitra Jašnė, dėkoju, kad buvote su mumis per I24 News ir pasidalijote įžvalgomis apie tikrasias takoskyras, kuriuos dabar matome Irane. Ačiū Jums. Labai ačiū.